Nepatinka? Alio. Aš čia Aikaro Red Bull'o palapinę ir šauk tiesiai ir čia matysim kampą. Kaip renginys? Geras, tikrai geras. Kaip parvažiavus štuką 400 kg iš užsienio ir iškart čia atvažiavus, aplanė. Padarė tokį renginį, todėl kad labai mažai žmonių tokiais dalykais užsiema. Jūs matėt, kaip daro mašina pati burnautą be vairuotojo. Čia buvo pirmas bandymas mūsų. O šiaip tai mes čia visi susirinkom amerikoniškų mašinų mėgėjai. Ir pastovi būna visokie susirinkimai. Tai ten. O pavyzdžiui, šį kartą Krają pakvietė, atvažiavom, sudalyvavom. Gražu, smagu. Sveiki gyvi, atvykę į Kėdainių aerodromo atidarymą. Sveiki. Jums pirmi įspūdžiai šitoje trasoje, čia renginio. Įspūdis tuom geras, kad turim didžiulę trasą, kurioje galim lenktyniauti, treniruotis, driftinti ir visokius tiek triukus atlikinėti. Turim didžiulę aikštelę, ar ne? Ne kaip prie parduotuvių driftinam. Renginys superinis, nesitikėjau tiek daug užduočių ir toks atrodo, tikėjausi biškai kukliau driftas, čia susirinks, padriftinsi, bus linksma. O iš tikrųjų, kiek čia visokių renginių, kiek šou, triukų ir renginys wow. Paulius čia renginį užkūręs, žmonių daug, viskas labai super. Sveiki gyvi, malonu Jūs matyti tarp čia drifterių parke. Jūs čia gal lydit kokią nors komandą? Taip, mes atvažiavom savus palaikyti, šeimos draugus, būtent iniciatorius viso šito renginio. Tai esam labai maloniai nustebinti, tai tiesiog tikrai labai palaikom, labai norėtume kuo daugiau tokių renginių sulaukti savo mieste. Iš tikrųjų, sutikom labai daug savų veidų ir naujų, tai tik didžiausias sėkmės ir tik į priekį, tik pirmien. Tai dabar laukiam eilės, dukra išvažiavo su drift taksi ir laukiam mano eilė, tai aš labai nekantrauju. Šiaip yra tiesiog nerealu, labai skatinu visus jungtis į šitą bendruomenę ir nelikti abejingiam, nes čia adrenalinas nerealus. Nieko, ką tik pabaigiau važiavimą. Kaip sekėsi? Gerai, manau gerai. Teikti 3 litrų būtų geriau. Jau matot, žmonės jau 3 litrų nori vaikai, tai nepradėkit su silpnesnėm. O taip. Faktas, kad tik už tai, kad kuo daugiau tokių vietų, nes tikrai šiuo metu Lietuvoje skurdžiai ir tiek žiemą jaunimui, manau, reikia trasų tiek kaip dabar, tai čia yra sutik už. Tikrai ir visos kainos prieinamos, jaunimui daug saugiau atvažiuoja išmokti ir praktikui saugų gatvį žinosi, ką daryti ir pramoga, tai tik už ir kuo daugiau tokių vietų, kad tik kuo daugiau organizatorių būtų. Tai renginio įspūdžiai labai geri, turim naujų patirčių su 20 ratais, turim antrą vietą kaip gražiausia drifto bolito, tai viskas labai super, ačiū už renginį. Kaip įspūdžiai? Labai fainai. Tikėjomės kažko faino, gavom biškį daugiau negu tikėjomės iš evento viso, labai patiko. Norėsit daugiau? Labai. Žinai, susitiksim dažniau. Gerai, jeigu tau... Marso vairuotojas, šaunuolis. Renginys tai, sakyčiau, super, nuvykęs, tikrai smagu, buvo pasižiūrėti tik mašinų, show-off'ą, visko. Aš mačiau atlikinėjot vieną įspūdingą triuką, gal gali papasakoti žiūrovams, koks tai buvo triukas? Tai žodžiu, sugalvojom, vienas akrobatas važiuoja 2 ratais šono automobiliu, o mes bandėm aplink jį apdriftinti. Truputį iš pirmo karto nesusigaudžiau, nes bėgiai truputį per ilgi, antras bėgis per ilgas, pirmas gal šiek tiek trumpokas, bet pirmo bėgio buvo geresnis pasirinkimas nei antro. Tai žodžiu, visai smagiai gavosi, kontaktas gan artimas buvo, bet tik tais tiek, kad jisai ganėtinai greitai juda, tai mes labai gražiai jo negalim išvažiuoti. Nebent daug arklių turėčiau. Ar gali papasakoti, kiek ten to atstumo buvo tarp to ant 2 ratų važiuojančio automobilio? Nuo jo priekio tai tikrai labai arti buvo, bet kai jis juda į priekį, aš atsilieku, ta prasme, aplinkui važiuodamas. Dar visai gavosi. Pats prasilenkimas tai per Marytės plauką, ne? Ganėtinai arti gavosi porą kartų, tikrai arti. Gerai, džiugu, kad viskas laimingai baigėsi ir šauniai gavosi, iš šono žiūrint atrodė įspūdinga, aš tai mačiau, buvau ir linkiu tau gerų įspūdžių toliau. Dėkui, labai dėkui. Iki malonaus. Vyksta mūsų toliau pažintinis ratas drifterių parke ir matom show-offerį stovintį šį čia. To einam jį pakalbinsim. O, čia parašyta Rollis 33 su Nissanu Skyline'u. Ir kaip tavo emocijos iš šito renginio, ką čia darai drifterių parke, papasakok lengvai.
su kolega, jau ten išlaisvėjo tas, žinai, šofo parkas vienas, kaip spogęs likau, žinai, viduriai aikštelės, sakau, tvarysiu hebrai prie drifterių, žinai, tipo driftioras būsiu. Tai va, bet šiaip emocijos žiauriai, oras gerai nusisekė, svarbiausia, čia viskas čia. Ir šiaip smagu, nauja vieta, žmonės nenauji, gal kažkiek naujų yra, bet šiaip atsirado papildomai tikrai tokia vieta, kur pats irgi turiu abonementą, nusipirkau, kolega Uris irgi nusipirko abonementą, tikrai atvažiuosim. Man su šitų tikrai čia dar treniruotis, tai nenoriu čia jokinti žmonių, žinai, prie visų. Atvažiuosim, kada ramiai, nieko nėra, 2-3 atvažiuosim, pasipraktikuosim. Galų gale apie mes drifto pitus, suradome, kad laisvą akimirką turintis organizatorius gali mums suteikti garbės ir kažkokį tai komentarą pasakyti. Paulius Petraiti, ačiū tau už tokį renginį, kad subūrė tiek daug čia žmonių, subūrė tiek daug drifterių, show-off automobilių. Norėčiau dabar tave pakalbinti ir paklausti, kaip tau šitą idėją kilo, kokie motyvai, emocijos ir kaip reikviesti čia dar daugiau tiek žiūrovų, tiek dalyvių. Na ką, esmė tokia, kad neturim vietų, kur treniruotis, tai iniciatyva tą ir kilo, nes ir pats esu autosporto mėgėjas ir pats važiuoju driftę jau kokie 10 metų, plus mano sūnus irgi pradėjo užsiminėti driftų aktyviai, tai norėjom sukurti vietą, kur galima būtų visiems atvažiuoti tada, kada jie nori, nes visur kitur papulti yra labai sunku ir komplikuota. Tai ir kyla tokia idėja suburti žmonių bendruomenę, drifto bendruomenę, dragelio bendruomenę, kad visi susirinktų, tai visus autofanus, kad susirinktų ir kartu padarytumėm šitą ne organizatorių kažkokį, tai, o pačiam driveriui, kad būtų geriau. Tai va, tai ta idėja taip ir gimė, dabar jinai pabiškai vystasi, bandysim naują asfaltą padaryti. Reikia finansų? Taip, reikia finansų, reikia sponsorių, jau dalį esam surinkę pinigų, pasižiūrėsim dar kiek šito renginio surinkam pinigų. Visą informaciją greitai bus sukurtas Kėdainių aerodromo puslapis, kuriame bus sudėta visa informacija, o šiaip visą galite rasti pas mane Facebook'o arba Instagramo šitose paskyroje. Tikrųjų, tikrai nustebino, labai daug žmonių, buvo didelė rotacija, daug žmonių atvažiavo, daug išvažiavo, bet čia ir buvo tokia esmė, kad kuo daugiau žmonių paviešint, kad jie pamatytų, kas tas driftas yra ir kad prisidėtų prie mūsų svajonės visų bendrai driverių Lietuvos turėti gerą trasą, visiems lengvai prieinamą ir kad niekas, kaip sakoma, nekliudytų mums. Tai šita vieta yra be konkurencijos, tikrai pati geriausia, trūksta tik tais naujo asfalto dangos ir viskas bus. Ir viskas ruošiama tam, ne? Taip, ir viskas jau yra daug dalykų padaryta. Praktiškai po šito renginio, jeigu dar surasim papildomų pinigų, tai turėtų 2 kokias savaitės ir atsiras ta danga. Supratau, linkiu to išsipildymo, kad viskas čia tobulėtų ir viskas būtų dar geriau, gražiau. Ačiū tau už tokį renginį, ačiū rėmėjams, ačiū sponsoriams, Kėdainių merui ir visiems, kurie prisidėjo prie šito renginio. Ačiū žiūrovams tiek šičia už ekranų, tiek šičia realiai, nes kiekviena jūsų investicija, palaikymas yra svarbu Kėdainių aerodromui ir jo puoselėjimui. Ačiū tau. Iki.